Labas vakaras, sveiki visi prisijungę prie tinklalaidės Mąstyk ir veik. Ir šį vakarą aš, psichoterapeutė, gydytoja Nida Silienė, pasikviečiau į svečius kineziterapeutę, sveikatos mokslų magistrę Greta Puzonė, kuri taip pat yra ir taisyklingo kvėpavimo trenerė, kas yra turbūt labai svarbu mums ir psichoterapinėme darbe. Ir šiaip jinai yra instruktorė labai įdomaus Wim Hofo metodo, apie kurį mes irgi esame ne kartą kalbėję, ir apie grūdinimosi galią irgi esame daug kartų kalbėję ir žinome apie tai. Tai labai malonu, Greta, kad šiandien sutikote su manim pasikalbėti. Tai kviečiu jūs prisistatyti, gal kažką daugiau apie save papasakoti ir tada mes pradėsime. Tai kaip ir viską labai gražiai papasakojot, aš vis tiek pradėjau savo kelionę nuo kineziterapijos, tai nuo mokslo apie judesį ir paskui natūraliai perėjau į kažkaip vystėsi į bendrai sveikatingumą, nes kažkaip judesys nėra tik judesys kaip sveikatos pagrindas. Sveikatingumą, tada nėriau giliau, prasidėjo kvėpavimas, Wim Hof metodas, truputėlį pakalbėsim ten ir apie sąmoningumą, grūdinimas ir panašiai. Tai mano iš principo pagrindinis tikslas yra, kad žmogus jaustųsi geriau, kiek įmanoma su ta natūraliomis visokiamis priemonėmis, tiesiog naudojant tai, kas yra mūsų aplinkoje, nemokama ir veiksminga. Tai įdomu pakalbėti. Jo, tai iš tiesų, kaip pasakėte, judesys yra turbūt ne tik tų mūsų skeleto raumenų visų judinimas, bet mūsų kūnas visada juda ir vienas iš tokių pagrindinių judesių tai yra kvėpavimas. Taip. Kuris mus lydi nuo pat pirmo įkvėpimo iki paskutinio atodūsio. Tai kaip jūs tapote dar ir kvėpavimo specialistė ar instruktorė, ar nežinau, kaip trenerė taisyklingo kvėpavimo? Šiaip labai įdomu, nes, kaip ir sakot, kvėpavimas yra viso ko pagrindas ir kvėpavimas yra judesio pagrindas. Mes negalim niekaip sportuoti ten vienu ar kitu būdu, nei kvėpdami, nei iškvėpdami. Tam tikros metodikos, ten intraabdominalinis slėgis ir panašiai, kai keliam svorius ir panašiai. Bet man studijuojant, ir aš tikrai nemažai apie judesį studijavau universitetuose, kolegijoje, niekas nekalbėjo apie kvėpavimą. Buvo šiek tiek pulmonologijos ten temos, keletas paskaitų ir ten tokių labai jau, būtent jau su kvėpavimo problemom, turiuomenį jau tom pulmonologiniam žmonės, kai yra po visokių operacijų ir panašiai, bet tiesiog kaip pagrindas kvėpavimo, judesio pagrindas, sveikatos pagrindas, mes niekada šito nesimokėm ir aš niekada apie tai iš tikrųjų nežinojau kaip dalyką. Ir paskui vis gilinantis atsirado Wim Hof metodas ir po to, kaip Wim Hof metodai viena iš dedamųjų yra kvėpavimas, bet ten yra specifinė metodika kvėpavimo ir man visą laiką norisi bazę suprasti, kas yra pagrindas viso to. Ir aš pradėjau gilintis giliau, ieškoti tų mokyklų, kurios yra labiausiai pagrįstos mokslu. Tai mano atveju kas čia Europoje toks labiausiai pasiekiamas dalykas yra, tai Oxygen Advantage mokykla, galima, taip sakyti, Buteiko metodą, galbūt teko girdėti tokia gretutinė, jie tenais tie patys vadovai, iš principo apie tą patį šneka, tik daugiau apie performance, galbūt sveikus ar mažiau sergančius žmonės, negu Buteiko, ten jau kur daugiau apie astmą ir panašiai. Ir visa tai man sudėliojo visai kitą pagrindą, negu aš iki tol buvau besimokanti ir supratau, kad aš gydau judesiu, kineziterapiją, bet jeigu aš neturiu pagrindo tą kvėpavimą, tai aš labai daug ką praleidžiu ir prarandu. Taip po truputėlį ir atsirado tas kvėpavimas. Tai kas tas yra galbūt taisyklingas kvėpavimas? Tai jo, čia mes turim susivienodinti savokas labai, nes visą laiką lietuviškai aš bandau vis suvienodinti jas, nes šiaip pasaulyje, visur kitur mes galim vadinti tai kaip sąmoningų kvėpavimų, bet jeigu pasakysiu Lietuvoje sąmoningas kvėpavimas, mane dažnai supras kaip rebefingas, kas yra hiperventiliacija, tai yra specifinė metodika tam tikriems galbūt tikslams atlikti. O aš konkrečiai ir visokius mokymus vedu apie
taisyklingą kvėpavimą, fiziologinį kvėpavimą, kuris lydi mus nuo pat kūdikystės ir kūdikiai, vaikai, jie taisyklingiausiai ir kvėpuoja ir paskui, kai mes jau pasodinam juos į suolus, kai liepiam sėdėti 8 valandas, prasideda stresas, kinta mityba ir panašiai, pradeda kisti ir tas mūsų kvėpavimo paternas, įprotis. Ir kinta labai daug kas, kinta ir ritmas to kvėpavimo, kinta ir gylis, kiek giliai, kiek paviršutiniškai ten būna, pečiais kvėpuojam ir taip toliau. Ir tai keičia labai stipriai mūsų ir fiziologinę, ir psichologinę, ir netgi emocinę sveikatą. Jeigu pažiūrėtume žmonės su panikos, pavyzdžiui, ataka, tai ką jie dažnai daro, nes tokia jau fiziologinė reakcija yra, tai jie gaudo tarsi orą, nori vis daugiau kvėpti, bet tie plaučiai pilni yra, tai pat išmokus, kaip čia, sureguliuoti savo kvėpavimą, tai pavyzdžiui, giliai iškvėpus ir tiesiog galbūt net pritaikius trumpų, mažų po porą sekundžių oro užlaikymų, mes galim sutvarkyti tą nerimo etapą tam kartui, bet ilgainiui taip pat stebint savo kvėpavimą kažkurį tais laiką, jį koreguojant, žinant, kas yra netinkama ir kas yra tinkama, mes galim išvengti ilgainiui tų visų sutrikimų, mes galim geriau miegoti, deguonis yra geriau pasisavinamas, nekalbu ten apie atsigavimą, kraujotakos sistemą, diafragmą, laikyseną, dėmesio koncentraciją ir labai labai daug visko. Tai aš gal dabar kreipsiuosi į klausytojus ir stebėtojus mūsų transliacijos ir visada sakau, kad galima užduoti klausimus, tai iš tiesų laukiame jūsų klausimų visais kanalais, nes kalbamės apie kvėpavimą, apie grūdinimąsi šiandien. Tai iš tiesų, Greta, pasakėte, kad pasodiname vaikus į suolus, ne? Ir turbūt vėlgi įvairiausi ten įsipareigojimai, įvairiausi įsitikinimai, kaip turi būti, ne kokių taisyklių reikia laikytis, ką galima, ko negalima, tai irgi turi įtaką labai mūsų kvėpavimui. Ne? Ir kaip jisai pasikeičia nuo to, kas dedasi mūsų mintyse, ne, ir kaip paskui jau pasikeitęs kvėpavimas keičia ir mūsų mintis, ne, ir mūsų savijautą. Man labai patinka vis priminti žmonėm, kad ar nustebinti žmonės, kad mes esam iš principo vienintelis gyvūnas, kuris galim sukurti stresą galvoj. Tai realiai sėdim prie kompiuterio, ateina kažkoks laiškas, pranešimas, notificationas ir mes jau galim prisigalvoti visokių dalykų, net neatsidarę to laiško. Ir tie prisigalvojimai realiai fiziologiškai veikia mūsų kūną, išsiskiria kortizolius, raumenys įsitempia, gliukozė išsiskiria į kraują, reiškia, mes ruošiamės kovai, bet tos kovos nėra. Ir kai nuolatos mes esam toj kovos būsenoj, nors jos tokios kaip fizinės nėra, mūsų kūnas pavargstys, nespėja atsigauti, mes prašiau pailsim ir tai prisideda ir tokių trumpučių, ten kažkokių traumų, dažnų peršalimų, ten nosis, sloga, gerklės skausmai ir panašiai, bet ilgainiui tai kelia uždegimą. Vis tiek bendra mūsų kūno tas nuolatinis nuovargis ir neatsigavimas. Ir paskui po 20-30 metų, sako, kažkaip netikėtai atsirado ta širdies ir kraujagyslių sistemos liga, ar ten insultas, infarktas, ar kas tik tais nori, bet tai nebūna netikėtai. Tai būna metai iš metų einantis dalykas. Tai kaip kvėpavimas padeda? Kokius jūs metodus taikote? Kaip keičiasi, sakykime, jūsų pacientų savijauta, kai jūs taikote būtent tą taisyklingą kvėpavimą? Kaip jūs išmokinate? Neatrodo toks paprastas dalykas kvėpuoti. Taip. Tai aš visą laiką stengiuosi eiti iš tokios edukacinės pusės, kad žmogus suprastų, kodėl tą reikia daryti, kad tai nėra dar vienas kažkoks metodas, kad bandau parduoti kažkokį tais metodą ir jūs tik tais darykit, bet man norisi žmogui visą tą informaciją, kiek įmanoma suteikti, dažniausiai, kai ateina į konsultaciją ir į mokymus, ten tikrai paprašau ir namų darbus pasidaryti ir peržiūrėti ten teorinę medžiagą, kad ateitų žmogus supratęs, apie ką visą tai yra, o jau pas mane jau mes testuojame, žiūrim, kaip tas kvėpavimas vyksta, jis turi vis tiek vykti tą, taip vaikiškai pasakysiu, pilvinę dalim, diafragminę dalim,
Ir būna žmogus sako, aš kvėpuoju diafragmą, viskas gerai, ir tada tu paprašai jo atsigulti, ar ranką uždedi, pasižiūri, ir tu matai, kad žmogus pilnai įkvepia į pečius, į viršutinę plaučių lastos dalį, o viskas nekeliauja į apačią. Ir mes, kaip žinom, tas mūsų medis, toksai plaučių medis, kur pagrindinės alveolės ir kraujagyslės yra būtent to medžio apačioj, tai plaučių apačioj. Ir jeigu mūsų tas oras nenukeliauja į plaučių apačią, tai iš principo mes kvėpuojam labai paviršutiniškai ir neprūpinam savo, ne tai kad kūno ar kraujo, bet konkrečiai ląstelių deguonimi, nes mes galim kvėpuoti bet kokiu būdu. Mes, šiaip jau ką matom visuomeniai, mes dažnai hiperventiliuojam dėl streso patiriamo įvairiausio aplinkos, tai ta hiperventiliacija yra tiesiog labai dažnas 20-30 kartų per minutę kvėpavimas, kas tikrai yra labai daug. Tai mūsų tikslas yra kiek įmanoma ir sulėtinti tą kvėpavimą ir jį nuleisti žemiau į plaučių apačią ir padaryti tokį, irgi čia suvienodinti savokas, aš dažnai sakau, vidutiniškai gilų. Tai neturi būti, kad mes ten alsuojam ir kvėpuojam labai giliai, vis tiek ramybės būsenai mes ramiai kvėpuojam, tai neturi būti kaip fizinio krūvio metu, bet taip pat tai neturi būti toksai paviršutinis įtempus pečius ir neturi būti garsus. Dažnai žmonės pagauna save, aš paklausiu, ar dažnai žiovauji, ar dažnai atsidūsti, ir sako, jo, iš tikrųjų, aš save pagaunu, sportuoju intensyviausiai fazėje ir sako, labai stipriai žiovauju. Tai sakau, čia irgi yra viena iš kvėpavimo disfunkcijų. Tai vat mintis yra tiesiog pagauti, ten yra nemaži tokie testai, išsistebėti save, išsitestuoti save, atlikti tam testus, atrasti tą disfunkciją ir tada konkrečiai su tą disfunkcija dirbti. Tai tų pratimų iš tikrųjų yra daug, bet jie turėtų būti pritaikyti jau kiekvienam asmeniui. Aš taip paprastai galėčiau pasakyti daugiau, kaip, pavyzdžiui, nurimti vienokiu ar kitokiu pratimu, kokia yra esmė, kaip mes, pavyzdžiui, lendant į tą patį šaltį, ar ne, į eketės ir panašiai, tai irgi yra stresorius, kaip ir bet koks kitas stresorius. Ir mūsų tikslas yra tenais nurimti, tai mes nurimstam irgi su kvėpavimu. Bet kaip disfunkciją tvarkyti vienokią ar kitokią, na čia labai individualu, tai čia jau reikėtų su kiekvienu žmogum atskirai tą aptarti. Jo, tai kaip girdžiu, iš tiesų labai profesionaliai dirbate ir nustatote kiekvieną turbūt atvejį atskirai ir pasižiūrėdama ir testus kažkokius atlikdama, ne, ir tada dirbate. O paminėjote tuos atsidusimus arba žiovulį, ne, o čia blogai žiovauti ir atsidusti? Ne, kartais ne, jeigu tai yra po sunkios darbo dienos ar atlikau kažkokį darbą, atsipūsti, tai yra malonus dalykas, viskas tu tvarkoji, bet žmonės, kurie kas 10-20 minučių nuolatos dūsauja ir mes kartais tokius žmonės palaikom, nežinau, bambekliais, nepasitenkinusiais kažkuo, tas jau ir vėl dūsauja, bet kartais tai gali būti ir kvėpavimo disfunkcija, tai gali būti tiesiog ženklas rodomas kūno siunčiamas signalas, kad yra sutrikęs deguonies ir anglies dioksido balansas. Tai gali būti dėl įvairiausių priežasčių ir dėl raumenų kažkokio tai disbalanso ir čia sakau eilę dalykų ir tas sėdėjimas nuolatinis ir stresas patiriamas. Čia kuo įdomus yra tas kvėpavimas, kad man gerai, kad aš turiu tą savo tokį backgroundą sveikatingumą ir judėjimą, nes aš niekaip negaliu apsistoti ties kvėpavimu, nes aš galiu pakoreguoti žmogaus kvėpavimą, bet jeigu jis toliau eis ir sėdės 10 valandų prie ekranų ir kitus dalykus darys, tai man kartais užtenka padėti pakoreguoti kvėpavimą ir pasakyti, pradėk dažniau hobį kokį nors savo taikyti, eiti pasivaikščioti galų gale arba tiesiog piešti, nesvarbu. Bet aš matau, kad tau reikia kažkokio tai išsikrovimo, psichologinio arba fizinio išsikrovimo ir tas galų gale padeda ir kvėpavimo. Tai viskas taip yra labai stipriai susiję glaudžiai. Jo, tai iš tiesų labai kvėpavimas susijęs, nes ir mūsų emocijos, ne, jeigu mes ten, nežinau, išsigąstame, arba susijaudiname, tai arba visiškai užslopiname kvėpavimą, arba, kaip jūs minėjote, ne, ta hipnėja, kad labai dažnai kvėpuojame. O kiek normaliai turėtų žmogus kvėpuoti per minutę, kiek kartų, ar mokinate kažkokiu dalyku, ar yra rekomendacijos kažkokios?
Tai jeigu žiūrėtumėm medicininiais terminais, ką medicina sako, kur ligoniai nuvažiuosim, reikės mums pamatuoti, tai jeigu mūsų kvėpavimo dažnis bus nuo 12 iki 20 kartų per minutę, tai nesunku pasimatuoti, tiesiog nusistatyti laikroduką, jeigu sunku pajausti, tai ranką galbūt uždėti ant pilvo, ant krūtinės ir pajusti, kiek aš kartų įkvepiu, iškvepiu, tai yra 1 kartas. Tai vat medicinai sakys 12-20 kartų.